Eugenijau, ar tau čia gerai? Nelabai gal gerai, ne? Nieko. Tik nesikei, gerai, nu aš žinau, kad tau blogai, bet tavo keiksmažodžiai, žinok, nepadės nieko. Šitiem darbuotojam čia, šitiem, kas tave prižiūri, jiem tiesiog nusispjaut. Nei reabilitacijų. Ar vyksta reabilitacijų? Nevyksta, ne? Nedaro jokių dėl kojos reabilitacijų. Ne, jokio lokobedo nėra, nes žmonėm po insulto reikia iš naujos mokyti kalbėti, bet čia nei lokobedo, niekas su juo neužsiima. Nes o kamgi čia rūpi žmogus slaptai atvežtas su pavogtais duomenimis, slaptai laikomas, taigi juo tik tai pavalgy duoda ir tiek. O Eugenijau, tau, kai atskaito pensiją, tai tau 20% duoda? Neduoda? Tai pats buvai, bet aš neįvažiu. Taip, aš suprantu. Neduoda, bet turėtų duoti. Nu, jiegi savo pasiima. Jie pasiima ir pensiją. Ir almės ir paklaus, kiek tai gauna. Taip, ir pensiją, o ir poreikius turbūt yra pasiima, nes negalią sutvarkiau, tai aš. Tai nebuvo. Taip, aš ir prašymą rašiau dėl negalios, ir Ir dokumentus sutvarkiau visus, tačiau dėl poreikių aš nesikreipiau į socialinį skyrių, kad mokėtų tau. Tai jeigu nesikreipia, tai globos namai ir neturėtų, bet aš taip galvoju, kaip pavyzdžienė su pavogtais duomenimis tave atvežė čia į globos namus, taip pat buvo ir sutvarkyta poreikiai, kuriuos jie pasiima, nors be manęs tai jie negalėjo, nes kaip ir poreikius tvarkai, reikia irgi turėti paso. Taigi niekas nuo Liepos 21 paso neturėjo ir negalėjo tvarkyti nei poreikių, nei socialinėms paslaugoms, niekam, tačiau yra viskas sutvarkyta su pavogtais paso duomenimis. O tu radijos klausaisi, nors kiek? Klausaisi, tai dar tiek gerai, nes anksčiau tai nei televizoriaus, nei radijos, nei žurnalų, tačiau tik tai guli į sienas ir žiūrai, taip pat į lubas gali žiūrėti, nes žmogus nevaikščiojantis, niekur negali išeiti, tai tiesiog guli. O gulėdamam be televizoriaus, be radijos, be žurnalo, be laikraščio, tai tikrai galima ir išprotėti. Jeigu žmogui neduoda nei jokio žurnalo paskaityti, taigi žurnalą paskaityti tai galėtų duoti, tai lavina žmogui kalbą, bet tai čia gal tiesiog su juo neužsiima niekas, nors labai gražiai apie šitus globos namus rašoma, kad užsiima asmeniškai su kiekvienu žmogumi, bet tai pasirodo, kad nelabai čia su kiekvienu užsiima žmogumi. Jis skundžiasi, kad jam skauda koją ir dabar atvažiavus, kad labai skauda koją jo ir gal ne visada ir vaistų duoda. Nėra tų blekų. Nesikeik, aš žinau, kad tau skauda, bet tai ką padarysi? Kągi, dievuliau, padarysi, tu nei kalbi, nei vaikštai, tu nei pasiskust gali kam nors, nei kam. Važiuoju.